Sveiki visi. Šiandien yra sekmadienis ir šiandien jau išvažiuoju į Kauną ir pirmadienį iš ryto anksti operacija. Tai padarysiu tokį kaip vlogą, kaip man sekasi. Turiu jau ramentus, mėginu su jais išmokti kažkiek vaikščioti, su viena koja šokinėti. Toli nepaeičiau, bet kažkiek paeisiu po operacijos su jais. Tai jo, čia mano nauji prietaisai vaikščiojimo. Išsiplovau galvą, nes nežinia po operacijos, kada galėsiu dar išsiplauti. Susiruošiu, nes vis tiek šiandien pabūsime Kaune, pasiliksime pas dėdę, kuris turi namus Kaune. Ir iš ryto jau operacija, bet jo, dabar reikės susiruošti, susidėti visus daiktus, pasidžiaugti savo kulnu dar, kol prieš operaciją, kol dar galiu užmint kažkiek, nors su skausmu dideliu, bet galiu užmint. Ir jo, žiauriai pergyvenu, žiauriai bijau, bet viskas, tikėkimės, bus gerai. Dar nuėjau iki močiutės pavalgyti mantų. Nežinau, ar žinote šitą maistą, bet jie labai skanus. Tokia turi viduje sriubytę, žodžiu, labai skanus maistas, tai močiutė man padarė prieš operaciją. Išsidžiovinau ir įsitiesinau plaukus. Tik tais priekinius tuos susisukau į rolerį. Apsirengiau outfitą, bet nežinau, gal persirinkti, nes šiaip šaltoka. Ir kas man nepatinka apie šitą megztinį išein, ta prasme, man jisai toks gražus, man patinka kad vienas petys išlindęs, čia tiesiog džinsus susidėjau aptemptus, bet kad ir kaip nusileidžiu, tie šonai išlindę. Ir bijau, kad manęs neperpūsto. Aš aišku dar dėsiuos tokį bliuzoną, bet net nežinau, šiaip labai gražiai atrodo, nes galvoju, gal išeis dar pat prieš operaciją paskutinę kokią fotkę pasidaryti, gal prie Kauno eglutės nueisim. Tai nežinau, aišku, prie eglutės tai sustriukę būsi, nelabai kas matysit, bet galvoju, gal kažkur šiaip išeis kokią fotkytę pasidaryti, tai nežinau. Šiaip tas megztinis taip pats toks, šiltas jisai, bet net nežinau. Dabar taip apsirengusi, pamastysiu, ar persirinkti ar ne, bet šiaip įsidėjau kitą maikutę, tai jeigu ką galėsiu ten apsimauti ar mašinį persirengti, nežinau. Tai dabar toks outfitas, pasidarysiu makiažą. Makiažą nereikia pakuotis man, nes tik šiandien pasidažyti galiu ir rytoj jau operacija, tai tikrai į ligoninę nevažiuosi su makiažu, tai tiesiog dabar stengsiuos kaip nors gražiai pasidažyti, kad pasidarysiu gal kokį selfiuką ar fotkytę prieš operaciją. Iš tikrųjų žiauriai pergyvenu. Šiaip reiktų paskambinti mamai, kad jinai, jeigu turi vaistų raminamųjų, kad paimtų, nes jaučiu, kad man reikės, nes labai tokia visa, labai pergyvenu. Tai jo. Dabar pasijungsiu kokį podcastą, kažką pažiūrėsiu, kol pasidažysiu. Gal šiek tiek nusiraminsiu, kaip sakant. Bet to nežinau, manęs taip ilgai nebėrė kūne, o dabar pradėjo tokiais, nedaug nėra, kad vienoj vietoj, bet tiesiog po spuogiuką taip pat išbėrė. Tai galvoju, kad čia galimai irgi nuo streso mane bėrė, nes tiesiog labai pergyvenu. O čia tai mano randai po operacijos paskutinės ir aš šiaip esu dar laukime dėl kitos operacijos peties, laukiu skambučio, tai aš jau net nebegaliu. Man tiek dabar operacijų yra, sausį kita operacija, žodžiu. I can't. Kada nors daugiau papasakosiu, bet žodžiu, aš nežinau, kaip reikia visas tas sveikatos problemas ištverti. Nervinu. Sakau, gal persirengsiu, gal kažką, tai nepatikėsit, bet dažaus, jau pasiruošus dabar pudrą dėtis ir pasižiūriu į kelnes
ir net nepamačiau, kada lašas pudros skystos nukrito ant kelnių, tai turėjau pasikeičiau tokias storas timpas aukštas, tai dabar kaip ir nėra problemos dėl to pakelimo šonuose, tai turbūt būsiu su šito megztiniu, bet vietoj džinsų pasikeičiau storas timpas, tai jo. Be to, nežinau kodėl, bet atrodo, kad Bela ir Pūkis jaučia labai, kad aš kažkur išvažiuoju, tai turbūt pajuto mano stresą, nes tiesiog abu vis ateina, pasitrina, miauksi prieėję, tai cute, bet aš taip nenoriu jų palikti, pasilgsiu jų labai, nes tėvai pasiūlė, kad po operacijos gal kelias dienas pasilikčiau pas juos permiegot, kad galėtų vis tiek mane prižiūrėti labiau. Aišku, jie ir čia atvažinės, kai aš būsiu, kad prižiūrėt, bet sako bent pirmas 2 dienas, kad, kaip sakant, arčiau būčiau. Tai nežinau, žiūrėsiu, aišku, kaip aš jausiuos po operacijos. Tai bus dar matyt, bet jo. Kelnes anas susigadinau. Ok. Mano makiažas popped off. Who is she? Kaip gražiai pasidažiau. Ok. Niekas nepasakytų, kad man rytoj operacija. Wow. Ypač akis taip. Pop off. Jėzus, kaip gražiai gerai pasižiūrim, kas iš tos grifkos čia yra. Kas gavosi. O! Nepalauk. Turime išsišukuoti viską, pasidaryti viską. Pažiūrėsim. Ok. Visai nieko gal. Net nežinau. Biški dabar gal per daug. Per daug pakilus tą grifką. Net nežinau. Aišku, jinai ilgai taip nebus, nes nesilaiko man taip plaukai. Bet wowza. Who is she? Tai jo. Šiandien slėjinu, rytoj mane slėjins ant operacinio stalo. Ok. Faina kaip. Ir taip bem nei vienos fotkės nepasidarysiu. Kas įmanoma? Įmanoma, nes aš nebūčiau aš. Bet jo. Žiauriai patenkinta make-upu. Bet žiauriai vis tiek jaudinuos dėl rytojaus. Nu, it is what it is. Nu ką, viskas, išvažiuoju. Palinkėkite man sėkmės. Dar nuvažiavus pas tėvus vienas check-up veidrodį ir viskas ok. Ir jau tada važiavau ir žiauriai geras apšvietimas buvo, tai pati savim stebėjausi, kaip good atrodo makiažas. Keliai tokie apsnigti, grinai kaip žiemos vaibas, atrodo, kad per kokias kalėdas važiuoji, tai geras. Šitą pagalvę didelę pasiėmiau važiavimui atgal kojai, bet į priekį važiuojant labai gerai buvo man kaip pagalvė. O čia jau atvažiavom į Megą. Man Megoje visą laiką tokios gražios tos lubos kaip dangus, nežinau, man labai patinka. Ir visur jų papuošta kalėdom, tai man irgi labai gražu patinka. Ir aišku, Megos legendinis akvariumas, kuriame dėja nebėra ryklių, bet pamenu, kaip būdavo. Ir pavalgyti atėjome Grill London ar London Grill, pamirštu visą, kaip vadinasi. Įdomu, ką valgau, tai barbekiu plėšytos vištienos. Šiaip vis atvalgau vištienos burgerį, man jis labai skanus, bet šį kartą pakeičiau biškį užsakymą. Gan skaniai pavalgėme ir keliavome toliau, keliavome jau pas dėdį į butą. Na, dėdis tai iš tikrųjų ne mano mamos, bet nežinau, kaip man skaitosi, aš vis tiek vadinu dėdžiu jį. Čia keliavome per šitą tiltą ir atsidūrėme pas dėdį. Pašnekėjome, pabuvome pas jį, atsigėrėm kavytės, arbatytės ir ėjome kartu su dėdžiu iki Kauno Eglės. Ir čia viskas taip papuošta, gražu, man visai patiko.
nesu buvusi tokiu metų laiku, man rodos, prie Kauno eglės nei karto. Tai buvo tokia naujas experience ir gan daug žmonių, aišku, dar čia tik pirmos dienos kaip ta eglė, tai tikrai visiems įdomu. Pati eglė man visai graži buvo, nežinau, tokia įdomi. Panašiai ta, kur per vienas namuose 2 New Yorko eglė, ar kaip ten buvo. Žodžiu, aš užskaitau. Tuomet pasidariau tokį video prie šito fontano. Man, nežinau, jis labai gražus buvo, tai visai gražiai ir video išėjo. Čia mėginau nufilminti šitą medį, kuris dar visas žalias, nežinau, man fainiai tai pasirodė, kaip aplink vien sniegas, o čia žalia. Ir tuomet grįžom pas dėdį ir visa pavargusi buvau nuo vaikščiojimo, nes kulną skauda. Tai jau valytis makiažą ir ruoštis miegučiui. Šitas hekas, kai užsidedi tik tais galučius blakstienų, man visat patinka, nes tai prailgina akį. Atrodo kaip diena ir naktis skirtumas. Tai žiauriai gražiai makiažas dėl to atrodė. Bet dabar jau laikas jį nusiimti. Tai pasiėmiau micelinio vandens šį kartą, kad nusiimti makiažą. Ir pavirštu visą laiką, kaip gerai micelinis vanduo nuima makiažą, bet kažkodėl namuose naudoju aliejų, kad nusiimti makiažą tą specialų, bet micelinis vanduo visat labai gerai atlieka savo darbą. Ir iš tikrųjų čia jau buvau gan pavargus ir nuo streso tokia, žinot, kaip būni pavargęs, nes tikrai pergyvenau dėl operacijos, bet ir dėdis kažkaip nuramino, tai, nežinau, buvo gerai pašnekėti irgi, nes dėdis yra turėjęs kojų operacijų ne vieną, tai davė savo, kaip sakant, experience pasidalino. O makiažo nusiėmimas, nežinau, man visat, aš kaip būnu pavargus ir nusiėmu makiažą, atrodo, kad palengvėjai, nežinau, 10 kg, nors atrodo tiek tai makiažų neprisidėjus, bet tiesiog man kažkaip tas pats faktas, kai nusiemi makiažą, būni toks lengvesnis, fresh labiau. Tai visat patinka man šita dalis dienos. Nusiemi visą grožį, bet taip pat nusiemi ir, nežinau, kažkokį nuovargį kartu su tuo makiažu. Aišku, ne vien makiažą nusiemiau, po to ir po dušu palindau, nes norėjau visa fresh būti. Užsidėjau naują pižamą tokią, nežinau, man į ligoninės pižamą panaši, bet labai good, su ją patogu. Daug neįsidėjau visokio skincare, tik tai šitą kremuką, nes, nežinau, jis man labiausiai patinka, kad neperkrauti odos. Ir visada dar drebėjau, kaip sakant, nes jutau jau stresą rytojaus. Ir labai tikėjausi, kad išeis nors kažkiek pamiegoti, pailsėti. Ir jo, plaukai ilgai netiesinti mano, tai galėjau pasidžiaugti, kaip sakant, tiesiais plaukais. Nes dabar jau, kai po operacijos esu, tai žinau, kad negalėsiu šlapinti savo to kulno, tai nežinau, kaip reikės praustis, kaip reikės plautis galvą ir taip toliau. Bus užduotis čia man. Kokį maišelį rištis aplinkoje, nežinau, ką reikės daryti. Tai šiuose klipuose dar galiu džiaugti savo visą švara ir švariais plaukais. Nes dabar ateis etapas, kai tiesiog gulėsi lovui visas purvinas. Aišku, yra baby vibes viskam. O čia jau atsibudus, šiek tiek išėjau pamiegoti, bet buvau prabudinėjus, bet kažkokia žiauriai išvargusi atsibudau ir žiauriai skaudėjo kelius. Nežinau, žiauriai kelius skaudėjo. Tai tokie užstrigę visi jie po nakties. Ir jau, aišku, stresas padidėjęs, nes stojau į ligoninę. Čia mano ligoninės fitas, patogiausias dalykas, tiesiog kostiumėlis 2 dalių. Ir ką, lėkėm į ligoninę. Kaune eismas jau nuo tokio ankstaus ryto gan didelis, tai keista net buvo, kad tiek daug. O čia jau ligoniniai su savo vardu. Tuomet sesutė nuvedė į palatą, štai mano palata. Palatos labai įdomios, tokios buvo atskirtos, kiekviena su tokiam užuolaidom, kiekviena savo privačią gavo, neteko tokioj gulėt. Tuomet atėjo, pažymėjo, kurią koją operuoti, man tas patiko. Aišku, gerai, kad pažymėjo, bet labai įdomiai taip atrodė, kai su tušinuku tiesiog pažymi. Ir tuomet jau reikėjo persirinkti operacijai, nes operavo gan anksti ryte, tad nereikėjo ilgai laukti. O čia aš jau pabudusi po operacijos, visa užsimiegojusi, taip greitai viskas praėjo. Jau net ir buvo atnešta valgyti man. Aišku, suvalgiau tik sriubytės. Ir štai kaip mano kojytė atrodė po operacijos. Tiesiog dar nejutau pilnai kojų, nes buvo atjungtos. Labai įdomus jausmas buvo.
Kadangi po operacijos dar viskas buvo taip nejautroje, tai nelabai skaudėjo, tad galėjau bent to pasidžiaugti, kad nebuvo tragiško skausmo iškart po operacijos. Tuomet sesutė atnešė dar vandens, nes labai norėjau. Šiaip galiu pasidžiaugti ir gydytojais, ir slaugytojams, labai visi geri buvo ir paslaugus, tad labai geras experiences. Mane operavo dienos stacionare, tai čia nereikėjo praleisti nakties ligoninėje, nebent būtų kažkas blogai po operacijos nutikę, bet viskas kaip ir pavyko gerai, apsilankė daktaras, pasakė viską, kaip sekėsi operacija, kad tas navikas perduotas tyrimui, kaip jį prižiūrėti, kada siūlus išsiimti, pasakė kažką susikonstruoti, kad neminti ant kulno, nes negalima dabar visą mėnesį judinti visai. Davė ir patarimų ir viso kito. Pasakė, kaip perišti žaizdą ir kaip tvarkyti, labai viskas liuks. Jau mačiau, kaip žaizda atrodo, tai tikrai ne faini, bet negalima aišku dėti čia tokių vaizdų, nes per daug grafik. Ir jau vėlai vakare paleido namučio, išėmė kateterį. Tėtis privažiavo kuo arčiau su mašina, kad nereiktų daug eiti su tais ramentais. Ir įsitaisiau gale ant savo didelės pagalvės, uždėjusi koją labai patogiai. Nes vis tiek iš Kauno į Šiaulius gan ilgas kelias, bet labai gerai, kad tą pagalvę didžiulę pasiėmiau su savim. Tai tikrai padėjo atpalaiduot koją. Dar tėtis nupirko McDonald'o kaip sakant, ant pasveikimo. Tai skaniai pavalgiau, o čia jau grįžusi namučio. Tiksliau ne namučio, pas tėvus, nes šiek tiek jie mane prižiūrės. Labai išvargus buvau, tai tiesiog ėjau išgerti vaistų ir miegot. Nors naktį daug kėliaus, nes pradėjo skaudėti koją, nes matyt visi, kaip sakant, viskas atitirpo, pradėjau jausti viską labiau. Tai kelis sykius naktį gėriau vaistų, bet šiaip džiaugiuosi, kad pagaliau namuose buvau. Atsibudau, atsibudau labai daug, nemiegojau naktį. Taip užmigdavau, atsibusdavau nuo skausmo, tada vėl šiek tiek užmigdavau, tada jau apie ryto valandas išgėriau dar vaistų, tada vėl užmigau. Tokia keista naktis, bet jaučiuosi labiau pavargus nei pamiegojus. Čia viena iš tokių naktų, kur per daug, atrodo, pavargau per tą naktį, negu kad pailsėjau, nes taip nesimiega normaliai, tai atrodo taip ir gaunės, kad tada tu labiau pavargsti negu pailsi. Dabar skauda koja, bet dar negeriau vaistų. Dabar tėvai šiek tiek išvažiavo į miestą nupirkti dar ko reikia. Tai pati su ramentais atšuoliavau iki virtuvės ir šiaip netaip pasidariau kavytės. Ir pasižiūrėjau, picikė čia buvo. Tai šiek tiek kažko į skrandį, bet tragiškai jaučiuos pavargus, išvargus. Nereik norėti antrą dieną tikrais po operacijos. Ir tai, kaip sakant, galėjau pasilikti ligoniniai, bet man namai visą laiką atrodo geriau, nes vis tiek prisidedi, kiek nori pagalvių, dar kažką, nežinau. Kiek turėjus operacijų ir kiek yra laikę mane ligoninėje po jų. Tai aš visą laiką norėdavau, kad ir skaudėdavo tragiškai ir ten, aišku, ligoniniai kiek nori pasikvieti, ten suleidžia tau tų vaistų ir visa kita. Bet man asmeniškai vis tiek geriau namuose, nes namai duoda tą kitokią atmosferą, nežinau, kažkaip kitaip visai, man bent jau yra gyjimas. Kitiem gal labiau patinka ligoninėse užsibūt, bet man tai labiau, man geriau išrašykit vaistų kažkokių ir aš geriau namuose jos išgersiu ar tai susileisiu, negu kad ligoninėje aš jaučiu kažkokį diskomfortą. Tai jo. Oi. Nežinau, dar šiandien pirmas sykį bus perišama koja. Tėtis periš. Tai dar aš pati nemačiau nei kaip perpjauta ta koja, nei koks tas randas, nei kaip kas atrodo. Tai daktaras tik pasakė, kad labai daug minkštų audinių pasišalino, tai ilgiau gis, nes tas navikas gan didelis buvo, jį reikėjo taip ištraukti nepažeidžiant, kad galėtų tie, kas tirs, iškart jį visą nepažeistą siūsti tiems, kas ten tirs tuos histologiniai, kaip ten tie tyrimai vadinasi, kur tiria tuos piktybinius, nepiktybinius. Tai jo, tai sakė, ilgesnį laiką reikės pasaugoti tą kulną, neminti visiškai jo, nepriminti, pasigaminti, jeigu išeina kažkokia kaip atrama tiem priekiniam pirštukam, nes o dabar tas pirmas dienas iš vis pasaugoti koją, o vėliau jau galės mėginti minti
pirštų galiukai, žodžiu, tos kojos. Tai bus šiek tiek lengviau su ramentais, kai galėsi bent užminti tą kažkiek pirštais koją. Tai jo. Dar kažką norėjau pasakyti, bet pamiršau. Tai va, kad laukiu pažiūrėti, nes man pačiai įdomu, kaip čia kas pjauta buvo. Žinau, kad turbūt atrodys dar taip nekaip ta koja, nes pasakė, kad gali dar pakraujuoti kelias dienas, nes kadangi, gan didelis, kaip suprantu, tas pjūvis. Tai labai įdomu bus pamatyti. Ir tas skausmas, toks skausmas, kaip vardinčiau, tai taip, lyg kažkas durė, jaučiasi toks lyg veržimas, aišku, nes turbūt dabar viskas atgal į vietas, kaip sakant, krenta. Bet tas trečias jausmas, čia turbūt, lengviausia gal paaiškinti, žinot, kai kartais būna paniešti tau kulną, nežinau kaip pasakyti tiksliai tą žodį. Bet žodžiu, kai tau niešti kulną ir tu nori jį taip pasikasyti gerai. Tai man yra visi tie skausmai, kur sakiau, bet to pačiu atrodo taip norėtos po to visu bintu, po tais visais dalykais pakišti taip ranką ir pakasyti, nes to pačiu yra tas toks lyg niežėjimo jausmas, bet čia dėl to, kad dabar viskas traukiasi, o kai traukiasi žaizda visą laiką niešti, nes, aš pati labai gerai žinau, man po pečių operacijų tas randų niežėjimas, jisai tiek ilgai, kur yra mano tas didžiausias peties randas. Hey, where are you? Hello? O, šitą randą atsimenu, kiek ilgai niežėjo, nes, tiesiog ta oda, kol traukėsi viduj, tie visi organizmai atgal sulimpa ir tas niežėjimas dėl gyjimo atsiranda. Ir aš žinau, ant kiek man kulna niežės, nes kulne, kaip aiškino, kad yra storesnė ta oda aplinkui ir visa kita, tai tas niežėjimas bus 100% didesnis, o sakė, nesilies, nejudint, tai žinau, kad man tas, kai jau praeis tas didžiausias skausmas, kai liks tas niežėjimo jausmas, bet vis tiek negalėsi ten judinti, tai aš žinau, kaip sunku bus susikoncentruoti save, kad nepakasyti netyčia, žinot, kaip būna iš to. Tai jo, reikės saugoti tą kulną. Ir sakė, tie tyrimai užtruks. Dėl to piktybinio, nepiktybinio, nes gan rimtas reikalas ir jeigu, kaip suprantu, reikės grįžti į Kauną ten pas tuos onkologus. Onkologai dirba su vėžiu. Tai, žodžiu, čia dar reikalų bus. Aš tikiuosi, aišku, kad jisai nepiktybinis. Bet, bus piktybinis, susidorosim, ta prasme, čia jau, kaip sako, jau jį pašalino, čia tik tais reiks, praeiti tas visas chemoterapijas, kad sustabdyti, kad viskas pasibaigtų su tuo. Išėmė ir kad nebeaugtų niekas. Bet, tikėkimės nebus, aš tikiuosi, kad nebus jokių piktybinių. Nereikia man čia piktybinių, pas mane taip piktybinių energijų daug aplinkui, man reikia gerybinių energijų. Tai jo. Tai šiandien diena mano tikrai bus visa praleista lovoje, ilsėsios, nežinau, žiūrėsiu YouTube, kas man labiausiai patinka, tiesiog leisiu savo ilsėtis. Ir žinau, man tas, ir kas svarbiausia, man tai yra, aš turėčiau jau būti per tiek laiko, kai man vis laiką viskas skauda, jau tiek operacijų turėta, tiek dienų, kai tiesiog negaliu pajudėti iš lovos, nes viskas skauda, visus sąnarius. Aš turėčiau jau būti pratus savo leisti gulėti ir nieko nedaryti, nes tavo kūnas to reikalauja. Bet čia turbūt yra dažniausiai tiem žmonėm, kur iš tikro reikia. Pavyzdžiui, man, kur iš tikro reikia pagulėti, pasilsėsti, leisti savo kūną atsigauti, man taip psichologiškai yra sunku leisti savo tiesiog ilsėtis. Tiesiog Gerda, tu nieko neprivalai daryti, tu gali tiesiog ilsėtis. Man net kažko ateina, dabar su tėvais esu pasilikusi, ateina mama vakar, aš ką tik po operacijos nugrįžom namo iš Kauno, iš Šiaulius. Ir mama sako, ar tau kažko reikia, man atrodo net sunku paprašyti, nors, taigi čia, žmonės ir turi tavim pasirūpinti, kai tau blogai. Tiesiog man nieko daug nereikėjo, tik vandens norėjau su ledukais, nes norėjau kažko šalto. Ir tiesiog atrodo, aš toks žmogus, kur man taip sunku tiesiog atsipalaiduoti ir leisti kažkam tavim pasirūpinti, nes aš visą laiką noriu, atrodo, tai pati galiu, bet tai ne, Gerda, kartais turi
stop ir leisti kažkam tavim pasirūpinti ir pačiai atsipalaiduoti. O kiti žmonės kaip tik, sugeba, net kai nėra jiems tokių tragiškų stacijų, sugeba savo leisti tiesiog pailsėti ir nieko nedaryti. Tai aš nesu iš tų žmonių, bet kaip nors reikia išmokti, nes jau reikia išmokti. Nes jeigu aš čia pradėsiu su tą koją po visur tusgintis, tai aš galiu susigadinti ką nors, ar netyčia priminti, ar dar kažką, tai reikia stop ir leisti savo ilsėtis. Gerda, tau nusipelnėjai pasilsėti, Jėzus Marija. Kaip mažam vaikui turiu kartais savo atkartoti tokius dalykus, nes, čia viskas iš to, tų visokių, matyt, užaugi galvoji su kažkokiais įsitikinimais, kad to ar ano negalima daryti, nors galima. Čia tiesiog turbūt kiekvieno charakteris skirtingas. Tai mano charakteris yra toks, kur aš pati viską noriu mėginti daryti, kad ir per prievartą, kad ir per skausmus, kad ir per viską ir pamirštu kartais save. Tai save, laikau žemiau nei dugnas, po dugno aš save laikau ir tada nekreipiu dėmesį į save, nors turėčiau jau pradėti save kelti viršų ir galvoti, Gerda, tu svarbiausia, savo pačiai, tu turėtum būti top priority. Tai kitais metais, nors nenoriu prisižadėti, nes keistai man tie skamba prisižadėjimai, kad kitais metais tikrai, bet jau nuo dabar, jau nuo šios minutės reikia pradėti save dėti aukščiau. Pirmoji vietoj. Dėti save ir galvoti, kaip savo pasilengvinti dalį, kaip apie save pagalvoti, pailsėti, dar kažką, nes, iš tikrųjų labai daug ačiū visiems, kas man tiek daug gražių žinučių parašė į tiemus po video, visur. Ir iš tų žinučių, kiek, atrodo, nepažįstami žmonės, kiek žinau manęs iš video, o Dieve, vėl aš graudinos, kas čia yra kelintas video, kur aš graudinos. Bet tiesiog sugraudino, nes tiek daug gražių žinučių yra apie tai, kokie stipri, koks pavyzdys aš kitiem, kaip jiems, ta prasme, kaip savo gyvenimą labiau vertinti pradėjo, nes pamatė, kad būna žmonėm, kurie būna blogai kaip man. Ir atrodo, kodėl kiti sugeba mane įvertinti, aš pati taip negražiai apie save kalbu. Tiesiog taip pagalvojau, kad kiti tau sugeba taip gražiai parašyti, o pati apie save niekad nepagalvoju kažko tokio gero. Taip šiek tiek, kaip sakant, davė susipratimą, kad alio, Gerda, tu ir esi kažkas, tu eini per tokius sunkius išgyvenimus ir niekad savęs nesusistabdau ir nepasakau savo pačiai, kad šaunuolė, kokia stipri, tu kaip gerai varai, kodėl savęs niekad nepagiriu, reikia išmokti save pagirti, nes su savim visą gyvenimą esam. Kiti žmonės išeis iš gyvenimo, gal ne visą gyvenimą bus, bet tu su savim iki pat gyvenimo galo, kad ir koks jisai bus tavo gyvenimas, bet tu su savim iki pat gyvenimo galo eisi, tai reikia išmokti save pagirti. Nes turi būti savo geriausias draugas. Tai man reikia to mokintis, nes pamačiau dabar, ant kiek kiti sugeba gerai parašyti, o pati kažkodėl apie save visą laiką tik tais negatyvas, tu blogai, tas anas, tai reikia keisti požiūrį, reikia keisti. Nes kelinta tokia situacija gyvenime, einu ir praeinu. Tikrai yra ko didžiuoti, šaunuolė Gerda, Caca. Oi. Kelintas video, kur verkiu, bet gal ir gerai, kaip ten sako, kad ašaros gydo, reikia išleisti jas, nelaikyti viduj. Ir taip natūraliai susigraudinu, tai čia taip labai, gal ir gerai taip kartais. Išmesti ašarėlę, nes dar po operacijos neverkiau, nes kartais man yra buvę, kad po kito operacijų, bet šiaip nežinau, ar nuo narkozės, ar nuo ko, kad toks pasiberia tos ašaros, atrodo kaip reakcija į narkozę. Ir po šitos operacijos nieko nebuvo. Tai galva dabar atėjo natūraliai pamačius apie viską. Tai jo. Tai nežinau, ar dar kažką nufilminsiu šitam video, bet pažiūrėsiu. Nes norėjau padaryti tokį mini
nu ne mini, čia gal didesnis gavos tas vlogas, maždaug pasidalinti, kaip čia kas manėjos. Ta operacijos diena ir po operacijos. Ką labai skauda ir man dažnai skauda, tai čia kur buvo tas kateteris įdėtas, nežinau, matas šiek tiek ir patinė, ir va ta raudona vieta, kaip man skauda tą ranką, negaliu tiesiog priliesti, ant tiek jautri. Vakar nusiėmiau tą pleistrą, nes labai, kai išėmė jį, labai man kraujas pasilėjo, tai labai daug dėjo tų ir labai reikėjo ilgai laikyti prispaudus. Tai kai nuėmiau, tą buvo visas kruvinas ir dabar taip tokie jautri ta ranka, net nujaučiasi, kai pirštus lankstai. Ta procedūra prieš operaciją vis laiką tokia iš skaudesnių, kai ateina ir iš čia tą ilgą dalyką įleidžia. Dažnai sako, nusisuk nežiūrėk, gal mažiau skaudės, bet aš tokia mėgėja, kai kažką daro žiūrėt, tai man patinka žiūrėti ir aš jau pasiruošus, kad tas skausmas gan didelis. Tai tikrai gan didelis buvo. Dar galiu pasakyti, kad ta prasme, man tą įdėjo į ranką, tuomet liepė taip šono atsigulti ir susiriesti kamaliuką ir tuomet stuburė atjungė kojas man atskirai. Ir aš kaip supratau, mane turėjo iš pradžių idėja buvo nemigdyti visos, o tik atjungti kojas, bet aš kaip supratau, jie persigalvojo, nes mane tiesiog atjungė. Tai jo, davė to, kaip jisai vadinasi, tas laiką užsikerta man tas žodis, tų labai stiprių vaistų. Davė tų vaistų ir tada atjungė, nes atsibudau tik jau palatoj. Tai jis vis dėlto mąstė visą narkozę daryti. Bet jo, operacija irgi tokia buvo. Miški skėri, naujos patirtis, nes pirmas sykį va taip dūrė į tą stuburą. Šiek tiek bijojau, bet, paskaudėjo, bet atjungė gan greitai. Tas kojas pradėjo, keistas jausmas. Ir kai atsibudau, nejaučiau aš kojų savo. Tai aš negalėjau judinti tik tais viršutinę dalį savęs. Tai buvo žiauriai keistas jausmas, nes atrodo, yra, bet nėra kojų. Toks keistas jausmas ir tik su viršum, kiek save pasijudini. Wow, keistumo jausmas. Ir kol atsigavo tos kojos, jėtus. Labai keistas jausmas. Naujas patyrimas, kaip sakant. Žinosiu, nes man dėl mano ligos ateityje dar tikrai nusimato ne viena operacija ir gal kelių ir čiurnų ir taip toliau, tai žinosiu, ką reiškia, kai atjungia kojas. Toks pasiruošimas, bet nelaukiu aš to operacijų. Jau nelaukiu. Aš jau žinau, kad man kitos operacijos laukia eilėje ir aš taip jau nelaukiu. Fuck operacijos, nenoriu. Bet nenoro reikalas. Tai jo. Gerai, tai dabar atsisveikinu, nežinau, gal dar kažką šiandien nufilmuosiu, jeigu kažkas interesting bus, bet jeigu ne, tai tokia pabaiga. Bet nežinau.